Sūnus susigalvojo, kad tu nori vėžliuko. Ir mes pasiskaitėm, kad jie gyvena mažiausiai 50 metų. Ir aš sakau, žinok, Kristomas beveik iki pensijos. Ar tu pagalvok prieš imdamas, kiek laiko, kaip ilgai įsipareigoti nori. Taip, ir tas įsipareigojimas vis laik, net nežinau, kažkaip tai vis laik pasisveriu. Negaliu sakyti, kad pasisveriu. Yra nerimas, aš kažkaip tai vis tiek galvoju, kad viskas, kas ateina į mano gyvenimą, turi taip nutikti. Ir tada, kai tai, kas atsitinka, būna sunku, ten gąsdina, liūdina, bet aš galvoju, kad tada tai yra mano pamoka, kurią aš turiu išmokti, nes taip kažkaip augo turbūt. Ir ko jūs išmokot su savo vaikais? Kokias didžiausias Labai daug kantrybės, labai daug kantrybės. Aš netgi dabar, tada, kai sakau, kad šeštadienį pasikalbėsim ir turėsim rimtą pokalbį, reikia pasikalbėti, mano viduje aš nesuirstu. Aš tiesiog konstatuoju faktą, kad tai yra negerai. Ir kažkaip labai tokia labai stiprus mano vidinis savisaugos toksai, toks savisauga labai stipriai užaugusi. Aš neleidžiu savo, kad man kažkaip taip žemė iš po kojų praslystų. Tai čia procesas, jūs to išmokote su vaikais, anksčiau jūs... Taip, anksčiau taškydavosi, tai su vyriausiu sūnum vis dar prisimenam, kai jisai numeta vidury koridoriaus kuprinį ir man nebūdavo gaila valandos atsistojus ten su juo aiškintis, kad jisai turi nusinešti tą kuprinę iš šitą. Jisai sako vėliau, irgi toks užsispyręs, o aš ant viršaus užsispyrus neprivalai dabar. Ir mes tokiuose dalykuose mes abudu turėdom konfliktų, lūždavom, tai visiškai dabar tiesiog ne vietoj padėtas puodelis, man jis nepatinka, bet aš einu pro šalį, paimu ir nunešu be jokių jausmų. Ir nesijaučiu, kad jie išmėto, aš vergauju. Ne, tiesiog man jisai užkliuvo, ranka buvo laisva, nusinešiu ir tai yra visiškai toks bejausmis darbas, kuris ten namuose vieną taškelį ten atlaisvina erdvės, kuri vis laik užkuista yra. O kaip pačių vaikų tarpusavio santykiai, ar jie vieni kitiems patinka, ar susidraugauja, ar būna visaip, aš įsivaizduoju? Dažniausiai, kažkaip ir kalbėjom, kad muštynių namuose nebūna, bet tarkim, pavyzdys, iš Klaipėdos atvažiavo sūnus ir mes šalia namų turim, nupirkę tiem didesniem vaikam, kad turėtų vis laikur grįžti namuko pusę, ten įrenginėjom jį, kad jie turėtų savo vietą visada, nes kai jie išeina iš namų, jų vietą kažkas kitas ateina ir jau kaip ir užimta. Nors, kaip sakau, per visą grindų plotą priklotų čiužinių ir tilptų 100. Tai man labai smagu, kad atvažiuoja ir jie susipakuoja ir eina ten visi ten žaisti kortomis, kažką veikti, klausytis muzikos ir bendrauti. Taip. Tai jie pasilgsta viens kito. Tikrai kažkaip tai tas, negaliu sakyti, kad visas santykis visų to lygiai labai draugauja. Kažkas tai artimesnis, kažkas tai, bet tie, kurie turi mažesnį tą tokį, nežinau, panašumą, mažesnį sąlyčio taškus kažkaip, tai jie tiesiog praeina viens pro kitą ir be jokių tokių vidinių įtampų ir noro kažkaip tai tave apriekti ir įrodyti, kad tu čia turi daryti taip ar taip. Vėlgi galvoju, tai todėl, kad vaikų yra daug ir vis laik susirandi su kuo draugauti, nes jeigu šitas durnas, tai šitas fainas. Tiesa. Ir tada tiesiog nėra to, nes jeigu namuose dviese, tai tave erzina, bet tu neturi daugiau su kuo bendrauti. Tai tam ir zuly turi rasti kažkokią tai draugystę ir tai tada įtampėlės gal daugiau. Pas mus kažkaip kitaip. Dabar padarysim trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Tėvystė praktiškai. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien pas mus svečiuose yra mama ir globėja Eglė Vaitkevičienė. Ir mes kalbėjomės apie tiek daug žmonių po vienu stogu santykius. Ir man dar smalsu, o kaip jūs visi, kai jūsų tiek daug, kaip jūs, pavyzdžiui, šeštadieninė tvarkymos rutina, jūs visi kartu tvarkotės? Mes neturim tvarkymos. Jūs nesitvarkote. Žinokit, pažiūrėjus į namus, dažnai aš galvoju, kad mes nesitvarkome. Jei rimtai, tai turime ant šaldytuvo pasikabinę grafiką, kas atsakingas už virtuvę, už šuns priežiūrą. Tada vaikinai, jie 4, paeiliui savaitėmis už šiukšles atsakingi, kad pasirūpintų, kad išneštų,
bet be abejo, kai tiek žmonių, tai nežinau, kokia turėtų būti tvarkymosi rutina, kad ta tvarka matytųsi, nes netgi taip užkanduką paėmus virtuvėje ir jeigu praeina kokie 6-7, tai ten virtuvė vėl atrodo nemačiusi, labai seniai nemačiusi tvarkos. Tai tiesiog tokiam nuolatiniam kuitulį ir gyvename. Ačiū Dievui už šunį, kuris labai šeriasi, tai priveršėsi siurbt grindis. Aš galvoju, jisai gal suėda viską, visus trupinius, tai po jo labai švaru būna. Ne, dėja, jisai viską užkloja savo kailiu, bet kadangi tas kailis limpa prie kojų ir erzina, tai tada esam priversti išsisiurbti, galvoju, jeigu jo nebūtų, gal siurblys labiau ilsėtųsi. Tai tada tie nuolatiniai rūbų plovimai, džiovinimai, lankstymai, tai čia iš vis toksai, aš nežinau, voverės ratas. Ir maistas. Tai toks nuolatinis kuitulys gal labiausiai tiktų ta buitis, kuri nuolat nesibaigia. Ir kadangi vis tiek nesibaigia, tai aš neinu iš proto, jeigu jinai ten kažkur užstringa ir apauga tam mūrais ir tada reikia tiesiog, nes reikia laiko atsikvėpti ir visiems galų gale atsikvėpti nuo to, kad reikia sutvarkyti. Irgi reikia nuo to, nes tikrai nieks nejaučia didelio džiaugsmo ir laimės eiti tvarkyti, vis tiek reikia priminti. Tai tokiam, namai tokiam. Kūrybiniam bardake tokiam nuolatiniam. O kaip jūs, pavyzdžiui, valgyt gaminat visiems vienu metu? Ar visi kartu? Ne, mes kartu mums tik tai per tokias didelės šventės pavyksta atsisėsti visiems kartu, todėl kad labai ir skirtingai ir iš mokyklų grįžta, ir kažkaip tai užsiėmimai kažkokie, tai draugai ir visa kita, tai tiesiog yra didelis budintis puodas, pietum paruoštas ir kada kas išalksta, bernai išalksta 3 kartus, tai tiesiog visą laiką aplinkį ten sukasi tam plikta puodą. Jūs gaminate valgyti? Dabar dažnai nebe. Dabar dažnai turi sūnus mano, jisai mokosi to virėjų ir jam labai patinka ir labai sekasi. Gerai būtų, kad sektųsi ir matematika, girdi Martynai. bet jam labai patinka ir jisai tiesiog eidamas iš mokyklos, jisai užeina parduotuvę, man prašo žinutę, manau, gaminsiu, mes labai per jumorą šitą, kad gaminsiu šaltibarščių, tavo vaikai mėgsta šaltibarščius. Tai labai taip, mes visi iš to juokimės. Arba kaip tau atrodo, tavo vaikai norėtų ledų, nes pasi kortelę maisto ir jisai ten už tai atsakingas. Tai aš labai labai laiminga, kad mane paleidžia nuo to, nes šiaip gaminti aš mėgstu, bet kai reikia gaminti ten kokį 15 žmonių, tai ten mažai ten poezijos ir džiaugsmo tada. Jo, daugiau toks gamyklinis. Tai toksai yra tada, toksai valgyklinis, toksai maratonas. O kaip, jūs sakėt, kad jūs esate intravertė, kaip jums, pavyzdžiui, su, nežinau, ekstravertė, aš sumaišiau. Jūs ekstravertė, sakėte, jūs intravertė ir aš galvoju, tai jūs ekstravertė. Tai tada jums gal lengva, kai tiek daug žmonių namuose, bet jeigu ateina vaikas, kuris intravertas, kuris nori atsiskirti, būti vienas, nebūti triukšme. Ir atsiskiria, ir beje, man, dabar galvoju, turiu tik vieną mergaitę, kuri tokia uždaresnė, tai aš galvoju, kad man ją priimti buvo sunkiausia, todėl kad aš, manęs labai daug, aš labai taip toks mano glėbys platus ir man ten viskas labai gerai ir tas triukšmas dūzgesys ir aš užtrukau ją pajusti, jos tą tylos ir ramybės poreikį.